Tai mano nuomonė, kad Lietuvos jaunieji ūkininkai, ypač mūsų sąjungos nariai, jie pasižymi drąsa, atkaklumu, apskritai visų lietuvių savybė, kad mes labai atkaklus, bet ypač jaunieji ūkininkai. O pats didžiausias skirtumas, kad jaunieji ūkininkai būtent pasižymi tuo, kad mes žiūrime į ūkininkavimą kaip veiklą labai holistiškai. Tai yra, kad mes stengiamės apimti kuo daugiau sferų. Mes žiūrime ne tik kaip į galimą pajamų šaltinį, mes tai žiūrime kaip į hobį, stengiamės tausoti aplinką, stengiamės dėkti inovacijas, kiek įmanoma, kiek leidžia finansai, stengiamės dėkti skaitmenizavimą mūsų ūkyje ir kuo plačiau žiūrėti į ūkį, ne tik kaip į siaurą pajamų šaltinį. Kas mane dabar stebina ir mane džiugina, kad jaunieji ūkininkai mes vis labiau pradedame bendradarbiauti tarpusavį ir pradedame bendradarbiauti su visuomenė. Mes gebame tik užsidaryti savo ūkyje ir dirbti savo kasdienius darbus, bet tuo pačiu ir gebėti daryti bent jau minimalias intervencijas į politiką. Tai yra stengtis pagerinti sąlygas ūkininkams. Labai stiprus dalykas, kadangi kartais tenka pabendrauti su užsieniečiais ūkininkais, tai dažniausiai jų kalboje girdžiu, kad perėmiau savo ūkį iš ten savo senelių ir taip toliau. O dalis jaunųjų ūkininkų Lietuvoje startuoja nuo nulio. Tai yra, gimsta pas juos kažkokia idėja. Dažniausiai būna tikslinė idėja. Tarkim, ten noriu savo medelyno, noriu ten savo vynuogių plantacijos, noriu ten savo braškyno. Ir tada startuoja tie žmonės nuo nulio. Tai tuo lietuvaičiai, pažymė ne tik lietuvaičiai, bet ir Pabaltijos šalis, tos, kurios buvo okupuotos Tarybų sąjungoje, tai dabar mes turim pradėti nuo nulio. Tai va čia yra tas didelė drąsa ir pasitikėjimas savim, kad mes gebam nuo nulio startuoti ir bandyti sukurti kažkokį kaip verslą, idėją, viziją.